Tai labas rytas, sveiki sugrįžę į mūsų video vlogą. Tai pagalvojom, kad jau pats geriausias laikas yra grįžti, kadangi ilgai nebuvom ir gavom jūsų daug laiškučių vairiausių, kad smagu buvo žiūrėti. Tai pagalvojom, kad šiandien padarysim tokį trumpą dienos vlogiuką, kaip ką mes veikiam ir panašiai. Taip, sveiki sugrįžę. Gaminamės mūsų pusrytėlius. Saulytė šviečia, oras fainas. Labas rytas, papuganai, labas. Labas, Hugo. Kaip tu? Tai tik kasyk ir kasyk, ne? Tokią dėžę skaniuko, Hugo. Hugai, čia tau. Nori skaniuko? Sėdėt? Sėdėt? Ramiai. Ramiai, prašau, meilė, labas rytas. Labas rytas, mažytų dievą. Hugo. Žiūrėkit, ar galime skirti minutę mano nagams, ant kiek jie yra faini? Žinokit, pačiai linksma, pasidariau tokius ir pačiai linksma. Ir galime skirti minutę mūsų pusryčiams. Kūrinė. Ateik. Ką norėsime apsižiūrėti į keletą objektų, kur padarė mūsų meistrai, namo fasado spalvas. Nes mūsų labai sunku iš kolegas išsirinks spalvytes, tai varysime apžiūrėti gyvai, kaip yra atlikti jau darbai. Nes viskas visai kitaip atrodo dienos šviesoj ir didelėse plotose. Tai kad ten nusivilti. Pirmą stotelę, kur darė mūsų meistrai, man tai čia nėra balta spalva. Realybėje tai atrodo, kad ne gelsva net. Tai neužskaitom. Neužskaitom, varam prie kito objekto pasižiūrėti. Na, šitas visai neblogas variantas. Jaučiasi jau, kad balta pusė eina. Iš tikrųjų, kiek realiai balta spalva turi atspalvų? Wow. Piena balta, pilkai balta, žalsvai, geltonai, nu žodžiu. Šitas visai nieko variantas, ane? No. Sakė realiai daug kas iš pažįstamų, kad labai lengvai nusivalo su kercheriu ir galima plauti, kad nėra niuansų, kad labai greit išsteps. Bet kas čia? Gerai. Dieve. Šokį? Buvo kažkada mamas. Varau. Kokia mes nenormalus, negaliu, žinokit. Tai prasme... Esu, kaimynus išgąstis. Tai ką, atvažiavom į mūsų statybų aikštelę. Tai yra vienas mūsų dažniausiai matomas vaizdas. Ai, sakė, kaimynus pratinam, ne mūsų va tokio nenormalus gyvenimo. Pasižiūrėkite, kiek realiai medžiagų visur atvežta. Realiai darbininkai buvo keletą dienelių, bet kadangi prastas oras dabar nedirba, tai vat, šildinimas vyksta namo. Bet pasižiūrėkite, ant kiek storai. Mes net juokiamės, koks storas sluoksnis. Žodžiu, einam į fasado priekį. Pasižiūrėti. Atrodo mūsų fasado priekis. Ta tvora tik reikės lauk versiti greitų metu. O čia žiūrėkit, vat, dvi skirtingos medžiagos. Ant piro katinėlį dėsis ažūras. Ant piro jo dėsis ažūras. O čia dėsim struktūrą tiesiog tepsis. Tai va, bet toksai tamsus dabar atrodo namas. Nu, jis toks nebus. Tik bus, šita zona bus tamsi, o ten bus visas baltas. Tai čia tamsi, čia baltas spalvytė. Nu, ką, kaip smagu, kai darbai vyksta. Tai ką, greitų metų realiai, kai padarys fasadą, šilumos testas bus, o po šilumos testų ateina gipsininkai. Tai jau viskas suderinta, turėjome keletą susitikimų su pačiu meistru, ten mūsų tėvų
draugas, tai viskas bus tikrai patikimai ir bus gerai. Tai, žodžiu, bus pokyčių. Šiaip iš tikrųjų, žinokit, labai smagu, nes kai atrodė, didė tos pinigus ir kaip nieko nematai, taip nematai to progreso, o dabar jau toks įmatos, kažkas vyksta. Kažkas jau čia vyksta iš darbo etapų. Tai labai smagu. Norėtųsi, aišku, žinoma, kad viskas būtų greičiau, bet namo statybos išmoko kantrybės. O, žiūrėkit, jau čia tiek padaryta. Net nemačiau vakar. Iš tikrųjų net nežinau, bet pasižiūrėkit, va, koks storas sluoksnis. Šiltas namukas bus. Šiltas. Ne. Langas visas apdėjo. Nu, fainai. Kacu. Smagu. Va, taip ir mes gyvenam, žinokit. Taip ir gyvenam. Realiai pas mus dabar, žinokite, šiuo momentu, kokio jau metus laiko, yra 2 temos, kurias mes laiką su vyru diskutuojam. Tai yra pirmoji namo statybos, antroji renginiai. Atrodo, nieko kito nematom gyvenime, bet toks periodas iš tikrųjų yra. Tai visai smagu. Šiaip iš tikrųjų mūsų planas pagal idėją yra bent jau, čia būtų geriausias variantas, jeigu pavyktų per Kalėdą švęsti name, tai čia mes labai džiaugtumės. Mama sakė, kad to alternatyvos net nebus, kitur niekur negali švęsti, apart pas jūs name, sakau. Gerai, bet sakau, jeigu nebus grindų nieko, tai nežinau, kur mes sėdėsim visi be baldų. Bet jo, toks juokas juokais, bet labai tikimės, kad čia viskas vyks sparčiau ir kad realiai mes greičiau galėsime įsikraustyti, nes jau noras, tai žinokit, yra labai didelis. Ir yra paletė spalvų, kurią man sakė pasimti meistrai. Tai iš tikrųjų nieko aš negaliu išvelgti, man labai per maži tie pavaizdukai tokie, tai jau geriau nuvažiuočiau iki namų apžiūrėti. Bet, sakė, meistrai gali užtepti norimą spalvą ant didelio lapo ir tiesiog, kad matytųsi geras vizualas, nes per tokius mažiukus, tai ką tu čia gali įsivertinti. Tai vat. Tai viskas, ką žinokit, kolektyvas grįžtam iš statybų aikštelės, dar vyras atsimėtė keletą darbų ir varome namo. Valgyti skanų maistą vakarienę ir atsipalaiduoti nuo visų statybų reikalų. Visi iš manęs tyčiasi ir tik. Ačiū, kad žiūrėjot.